Labas. Naujas vlogas. Senai kažką kėliau. 2 savaitės jau nieko nekėliau. Tai galvoju, reikia pavlogti biškį. Nieko naujo kaip ir ypatingai naujo kažkokio reikšmingo neįvyko. Kaime buvom 4 dienas. Tai gerai pailsėjau. Čilinu, nieko nefilmavau. Realiai kiekvieną dieną scrollinau, belia kiek visokiškau produktų visas dienas. Nefilmavau, nes ten nelabai yra kur filmuoti kažkaip. Galvoju, tiek to. Tai užsiėmiau karočią produktų researcho. Šiandien grįžom į Vilnių. Išėjom pasižmonėt biškį. Oras gražu žiauriai šiandien, faina laukia. Diena iš vis buvo žiauriai faina, dabar tai jau tamsus, tai ką žinau, bet vis tiek. Parodysiu kokių lauktuvių gavau iš tiekėją savo. Žodžiu, šiandien atvažiavom į Vilnių ir ten siunta jau manęs laukia, tai pasiėmiau siuntą. Tiksliau mano brolis paėmė siuntą ir bute paliko. Tai parodysiu prikolą. Žiauriai kietai iš tikrųjų. Daug nesakysiu, bet parodysiu po to. Žiauriai kietai nustebino tiekėjas mane karočiai. Tai smagu labai. Gera nuotaika, šiandien geras oras, tai gera nuotaika. Po to pafilmuot varysiu naują produktą savo vieną, kurį dabar daviau netikėjimo creatoriams savo. Tai dabar 2 žmonės berods ranino man jį ir dabar pats dar pafilmuosiu biškį. Pažiūrėsiu kaip eisis, manau viral sukurti videoką bus easy ten, nes toksai paprastas produktas visai. Varysiu filmuot dar šiandien vakare ir jaučiu į džimą reiks nueit, kad netinginiaut. Jo, tai žodžiu, šiandien labai ramiai, nieko beveik neveikiau. Produktą pasirašiau filmuoti, setupą susikūriau tokį mini. Ir jo, sakau, pafilmuosiu vlogą, gerą nuotaiką, tai reikia pafilmuoti. Bet ką čia, išsikrovė pradžiai šitas stabilizatorius mano. Dabar išsikrovė maikas, negalėjau su maiku filmuoti, tai kažkokie čia ženklai, kad nefilmuotų. Bet jo, filmuoju vis tiek. Luna! Nebaisu! Taip faina mieste, kai vakare išeini, dar taip pusiau šilta, gera, karočią, mašinų daug, žmonių daug. Šiandien sekmadienis, tai dar biškai, ne taip tylu, tai labai faina, nežinau, primena vasarą labai. Žiauriai malonu išeit laukan, lataisim kavos, pasiimsim, varom į centrą, pažiūrėsim tą Vilniaus, kas ten gimtadienis, tai pasižiūrėsim tą šviesų šventę, kokią ten, nežinau, žinot apie ką aš turbūt. Bet jo, 4 dienas dabar kaime buvom, biškai norėjusi iš miesto pabėgti. Buvom kaime, šiaip žiauriai gera, nes mūsų tėvai gyvena. Mūsų, tai aš turiu omeny, mano ir žmonos 50 km nuo Vilniaus. Tai mes kas nuo karto vis nuvažiuojam ir, žinai, pailsėt, labai faina. Į mišką išeini pavaikštai, su šuniukais pavaikštai, ten gamtoj kur nors. Labai faina, tai išvarėm pabūt, pailsėt. Ir dabar grįžom į miestą. Vėl karočią reikia dirbti. Čia visai kitoks gyvenimas, čia viskas verda, visi juda, visi daro kažką. Tai labai malonu, tai pakeis biškį aplinką. Ir tiek, varom kavos pasimsim dabar. Ama gražu mieste vakare, kai šviesu visą. Ateiviai, oh my gosh. Kaip manai čia ateiviai? If I call you my brother, then you get a piece of the cake. When that money be calling my phone, no, I'm on the way. I think I'm addicted to fashion. Look at my diamonds, they flashing. I'm missing capital, yeah, with the rig. Got 100 racks in my jacket. All of my niggas get active. All the young niggas be rapping. That nigga bummy and bro. He keep talking about money and passing. All this money doing backflips. All this money got me moving different. All this money got me high as fuck. All these drugs got me seeing shit. I'm back on the road in the back of the road. I don't know where to the meeting. You the other side, what you... Eina nahui gražiai pasakė, kiek čia žmonių. Yeah, you the other side, what you told me to have. Yo, poor nigga, yeah, we see you. Hey, the other side, what you told me to have. Yeah, we see you. Nu va, aš namie. Buvom biškį miestą, pasižmonėjom, faina. Savaitgalis daug žmonių. Šviesų šventė buvo, grįžau namo. Reikia, ką čia filmuot, produktus, vlogą pabiškį pafilmuosiu ir reiks varyti džimą. Sakiau, jums parodysiu, ką gavau, ten iš tiekėjo savo tipo dovanų, tai parodysiu. Bum.
Tokį va. Kanvang, tai čia kažkoks tipo, nu, firma turbūt mano to tiekė, aš nežinau kaip ten vadinas, bet čia ištekėjo, tipo, we are not only friends, but also family, wow, kaip wholesome, most potential award, prikolas, tikrai prikolas. Ir antra dalis čia, va, čia dar geriau. Bom, dovanėlių. Termosiukas, karočią, dropshippinimo, galėsiu karočią reklamuoti tik tokį, nice. Toks va, prikolas. Užrašinė gražiai. Wow. Kanvangda. Tušinukas aфиgenas. Tušinuką tai paliubama naudosiu. Žiauriai kietas, what the fuck medinis. Wow. Žymeklis kažkoks. Čia flešas, kurio tikrai nedėsiu į savo kompą. Bet gražus. Ir čia dar vienas žymeklis, man rodos. Jo, čia toks žymeklis dar. Tai va, prikolas. Teikėjas sako, maladės. Sako, teikėjas maladės, labai gerai dirbam čia 2/4. Tai, tipo, duosim dovanų tau. O šitą, karočią, dėsiu va prie va šitą. Prie YouTube'o savo. O, papa. O, gražiai viens prie kitą. W. Tai va, prikolas. Gavau dovanų už tai, kad aš toks aфиgenas dropshipperis. Prikolas. Šiaip negirdėjau, kad kažkokie tiekėjai dalintų tokius apdovanojimus, tipo, savo ten klientam. Tai visai apsidžiaugiau. Galvau, karočią, kad čia produktas. Čia šiandien pasiėmiau šitą siuntą ir galvau, kad čia produktas. Tik atkeliavo man, aš laukiu vieno produkto labai. Bet aš pakavau ir, karočią, nustebino žiauriai. Tai visai kietai. Nudžiugino. Dabar varysiu pafilmuoti, biškį turiu vieną produktą. Ai, va čia jis ir buvo, jūs turbūt matėt jau. Karočią, va toks. Žino visi jau turbūt, kas karočią dropshippina organiką. Toks va, tipo, į butelį įsistatė. Ir lempa labai gražiai. Nieko ypatingo, labai basic produktas, šiaukeisnis vos ne. Bet nusprendžiau runint, karočią, asmeniškai. Aš šiaip turiu šitą jau seniau gavęs, šitas lempas aš jau gavau prieš kokias 2 savaitės tikrai ir atidaviau kreiteriams. 3 vienetus turėjau, atidaviau kreiteriams ir vakar kažkodėl į kaimą gavau dar vieną siuntą, va šita lempa buvo. Nežinau, iš kur neatėjo, aš jos neužsakinėjau, pažiūrėjau savo AliExpress'ą, ten nėra užsakymo šitai lempai, nežinau, kodėl neatėjo dar viena pas mane. Tai, okei, išnaudosiu progą, žinai, pafilmuosiu biškį. Nežinau, nerekomenduoju šitą runint, aš dabar tiesiog nesilaukiu produkto, tai šitą pafilmuosiu, pažiūrėsiu. Visi, kiek žinau, nekonvertuoja žiauriai gerai, toks mid produktas tipo, bet, nu, ką žinau, patestuosiu, va, tuo pačiu pafilmuosiu, parodysiu jums, kaip aš filmuoju savo produktą. Tai bus labai šiaip naudinga info tokia. Šitam vlogį pamatysit po to. Tai va, jaučiu, varau, tada pafilmuosiu. Jo, pafilmuosiu. Jeigu pamatysit šitą sceną savo, karočią, TikTok'e, burneryje, tai nekomentuokit gerai. Palikim viską organiškai, nekomentuokit, haha, čia Danas, nes mano accountą sugadinsit. Visi, geriau nedarykit taip. Būsiu dėkingas. Nu va, susidėliau tokią sceną. Tai jau daug maž atrodo. Esmė bus tokia, įnešu į kadrą šitą savo lempą, įnešu parodau, kad čia yra knopkė, čia kažkas, žinai, kad įsideda. Ir tada atsinešiu džeką turbūt, užmausiu tą šūdą ir toks bus transitionas gražus, tipo išsijungs tą lempą ir įsijungs šitą lempą ir bus tas black fade'as toksai ir jo, su dropu muzikos bus. Tai jo, dabar biškį pafilmuosiu ir parodysiu galutinį variantą po to, kai sueditinsiu. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. I'm the man of the house, I'm the reason why there's a money drop, I'm stacking cheddar, that's all I'm talking about, ain't nothing else to talk about, stacking large amounts, that's the only thing I'm all about, that's the only thing that I'm all about, If you ain't talking about no dollars, fuck nigga, don't talk
all of Va, turiu draftą, atsidarysiu TikToką, accountą jau turiu sukūręs, tai greit sueditinsiu ir parodysiu, kaip atrodo galutinis rezultatas. I'm the man of the house, yeah. I'm the reason why there's a money drop, yeah. I'm stacking cheddar, that's all I'm talking about, yeah. Ain't nothing else to talk about, yeah. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Okay. Turiu galutinį variantą. Toks greitukas buvo, labai per daug dėmesio nekreipiau. Pirmas bus blynas, labai per daug tikrai nesistengiau. Labiau čia kaip pavyzdys sukūriau šitą videką, tipo jums pamatyt, kaip aš kuriu videkus. Tai iš esmės matėt, čia manonus visus šotus kartojau kokius 3, 4, 5 kartus. Kaip lempą atnešiau į kadrą, pakartojau 3-4 kartus, tada kaip ten į butelį stačiau ją, pakartojau, visą laiką pakartokit ir jūs tos kadrus ir tada išsirinksit tiesiog vieną patį geriausią ir pasilikit prie to. Dabar vat, pas mane šotų kiek yra 0,8 sekundės, 0,9, 0,8, 0,8, 0,5, 0,5, 0,5, 0,4, 0,8. Šotus darykit tokius trumpus, nepalikit nekarpyto ant klipo 4 sekundžių ilgumo. Pažiūrėkit, paleisiu savo šitą videką ir pažiūrėkit, kiek daug yra sukarpyta. Nu, toks pirmas mano draftas. Sakau, per daug pastangų nedėjau, čia scenos po-liubom reiks patvarkyt. Dabar čia toks ant greitų išėjo, tikrai negražu, daug ką pakeiščiau ir jeigu seksit mano šitą accountą, va šitą vat, tai, bet nesekit, nefollowinkit šitą accountą, nes man bus blogas accountas susigadins. Keisiu fonus, čia šitas konceptas iš galvos, reiks konceptą irgi kažkokį naują turbūt kurt, nes čia grinai iš galvos kažką sukūriau, jaučiu reiks imti tokius konceptus, kurie dabar eina viral ir kopijuot, nes savo iš galvos dažniausiai, jeigu sukuri kažką, nedaug šansų, kad sprogs, nebent tu vat patyręs gerai, tai šitas videkas gali sprogti tikrai. Don't let minibar owners see this. Labai paprastas basic, čia hookas, tiesiog žiauri basic. Ką padarysiu dar? Šitą hooką pritrumpinsiu iki to dropo, kur tipo atskleidžiu produktą. Iki va tos sprigto tokio. Bum. Biškį dar trumpesnį. Dabar baigėsi tekstas kažkur va čia. Pliam, kaip lagina kartais. Baigęs tekstas ir matom tik produktą, labai gražu. Soundas irgi geras, tipo apie viskį, tai ir aš čia viskį rodau. Šita vieta buvo visai nice, man patiko, tiesiog tokį netyčia, net išėjo sound synkinu už tos tipo 3, 2, 1, sound synkinu labai su beatu. Jo, gerai visai išėjo. Realiai vienintelis dalykas, ką čia pakeičiau, tai scenos. Žiauriai liau atrodo scenos, tikrai labai nepasistengiau. O visa kita kaip ir gražu, ką žinau, soundas tinka, vibas video tinka, atmosfera tinka, judesiai gražus, ten viskas okei su juo tikrai. Bet vienintelis dalykas, tai scenas pakeisiu turbūt ir pažiūrėsim kaip performance. Nemanau, kad sprogs. Dažniausiai pirmas videkas biškį boostą gauna, tipo, bet ne visada, jeigu ten koks nors accountas lievas iš tikro, tai tada iš vis gali būti 0 peržiūrų, bet pažiūrėsim žodžiu. Tai va, biškį parodžiu, kaip editinu savo videkus, kaip filmuoju irgi matėt. Šiaip labai paprasta, nes produktas paprastas. Jeigu būtų produktas kitoks, būtų sudėtingiau videką nufilmuoti tikrai, nes man dabar užtruko 2 minučių gal kokių su filmavimu ir su editinimu. Tai labai nedaug. Bet žodžiu, easy produktas, easy contentas, labai viskas basic ir labai paprastas, svarbu, kad dėrėtų viskas ten. Scenos, hookas, muzika, viskas turi dėrėti gražiai. Ir pažiūrėsim. Jeigu šitas videkas sprogs, tai proof, kad aš žinau, ką darau, paračiau. Jeigu nesprogs, tiek žinau, ką darau, Tai viso, įkelsiu šitą videką ir jaučiu varau į džymą. Jau
Blemba vėl visą 11, bet reikia varyti džimą, senai nebuvau savaitę gal. Grįšiu, turėsiu dar vieną videką sukurt kitam produktui. Ir jo, kad ir kaip tingiu, kračią. Bet jo, gerai, varau į džimą dabar. Maybach music. Hey, tighten up, Jen, I'm about to spaz on this bitch. I'm about to go crazy, nigga, check this out. Yo, hey, I'm the type of nigga, always got some motion. I done done it all, hustle fraud, window poking. I'm the type of nigga, always got some paper. Go to spin a block, hit a knot, pulling cable. I'm the type of nigga, won't hit the club without my tool like I got license, nigga. My 40,000 worth of jewels, I ain't gon' fight you, nigga. But I'm on up and I'm on bust and I'm on striking, nigga. I make one call to my bateau, I get my pipes delivered. I bleed the streets, get off that load and overnight the scritter. Put on that ski, cut on that stove, or work that bike and seller. I seen the realest niggas fold, just like ice and figures. You better ice them niggas, I'm like that. Give me a little bit and I can't write back. To my trout, St. Petersburg, Florida, this bitch high rag. Niggas wanna try that, till they pussy ass get fired at. Same niggas who talkin', see me head up, ran a 5 black. I ain't lied yet, nigga, what you mean? I'ma go all in, if it's about that cash, I'ma chase that bag, I'ma get this cheese. Low price, me talking nice, get bricks to clean for like 15. When you bust them out the route, smell just like gasoline. I ain't never had a thing, now I'm tired like the cartel. To my bitches, I'm a player, to my city, I'm the mayor. Swear to God, I need a new doctor, boy, them scripts to make you rich. Last one got caught with 1.9 million when they blitz. True story, I'm the type of nigga, always got some more. Džimas tuščias. Maros, aš vienas čia sėdžiu. Keista. Kaip gerai yra dirbti savo. Vieną žymę sėdžiu, visiems rytoj darbą. Karočią va, žymę čilinu. Po to grįšiu namo ir dar grindinsiu kokį 3. Labai gerai. Nereikia rytoj keltis anksti niekur. Nice. I leave them in the boxes like they new Hirachis. Certain type of niggas who names will never die. We killing every time I lead them lames petrified. Sekanti diena, pasirašiau filmuot. Pagalvojau, kad karočią gyvenimišką pamokėlę duosiu šiokią tokį žodžių. Aš jau prasimušęs su organiku, sakykim. Žinau tikrai, ką darau. Uždirbu viskas, sakai, bet karočią, labai įdomiais tais produktais. Tu gali, aš, pavyzdžiui, per Q4, per 4-4, praeitais metais, padariau virš 100 per 4-4 tiesiog. O sausis yra labai ramus. Tai tokia pamokėlė ne visada bus aфиgenai. Tipo, okei, tu padarysi vieną mėnesį, gal ten 10, 2, 3, kitą mėnesį gali nieko nepadaryti. Viskas, karočią, priklauso nuo tavo inputo, tipo, kiek tu įdedi į tai. Nes, kaip aš, pavyzdžiui, atsipalaidavau, ten lapkritį, gruodį, biškiau, tipo, seilai ten baisiai, aš atsipalaidavau, tipo, nefilmau nieko. Ir sausį matosi, sausį atsiliepia rezultatuose. Tai žodžiu, tokia pamokėlė, kad, netinginiaukit. Jeigu ir pamatot, kad sekasi, tai geriau užsimotyvuokit baisiai, kad, okei, man jau sekasi, aš dar labiau pasistengsiu ir padarysiu dar žymiai geriau. Tai tokia mini pamokėlė, kad, netinginiaukit. Jeigu ir pamatot rezultatus gerus, negalvokit, kad čia, I made it, žinai. Ne, tu ne made it, tikrai yra visada darbo, visada reikia tobulėti, visada reikia dirbti. Ir jo, visada, karočią, tavo rezultatai atspindės tavo darbą. Tavo rezultatai dažniausiai pasimato po mėnesio, kokią nuo tavo įdėto darbo. Tai leiskim, aš šią savaitę grindinu baisiausiai ten šį mėnesį, sakykim, nes taip savaitėm nepaskaičiuosiu. Bet sakykim, šį mėnesį baisius grindas, kitą mėnesį žinau, kad aš galėčiau baisiai pasikelti pinigų. Tai visada atsispindi tavo darbas, tiesiog ateityje šiek tiek. Ne iš karto rezultatai pasimatys, bet ateityje. Tai tokia mini pamokėlė, kad netinginiaukit, nes jeigu šiandien tinginiausit, tai kitą mėnesį neturėsit pinigų. Nepamirškit, kad jūsų rezultatai pasimatys po mėnesio, sakykim. Šį mėnesį dirbat dafiga, grindinat, kitą mėnesį bus rezultatų tikrai. Tokia mini pamokėlė.